Būna, kad vaikas iš mokyklos ar į mokyklą eina prastai matomu keliu. Tai aktualu rudenį, žiemą arba ankstyvą pavasarį. Arba kai būna rūkas, krinta krituliai, sninga. Ar dažnas supranta, kaip tai yra pavojinga ir kaip tą pavojų galima būtų sumažinti? Pasiklauskime vaikų, ar jie gerai supranta, kokioje situacijoje atsiduria tokiomis sąlygomis. Sakykit, ar žinot, jeigu vakare einate neapšviestoje gatvėje, kokiu atstumu galima pastebėti atvažiuojantį automobilį? 60 metrų. 100 metrų. 50 metrų. 55. Gerai, o prieš kiek metrų gali jūs pastebėti atvažiuojančio automobilio vairuotojas? 5 kažkur. 3. 7. Dažnai vaikas galvoja, jeigu jis mato automobilį, tai ir automobilio vairuotojas mato jį. Ir jaučiasi saugus, nors jam jau gresia pavojus. Vaiką be atšvaitų vairuotojas gali pamatyti tik likus 25 metrams. Panašiai kaip 25 žingsniams. Lygiai tokio pačio atstumo reikia automobilį sustabdyti. Tad netgi labai atsargus vairuotojas, bandydamas išsisukti tokioje situacijoje, gali neišvengti nelaimės. Sakykit, ar žinot, ką reikia daryti, kad vairuotojas jūs matytų esant prastomis matomumo sąlygomis? Taip, turėti atšvaitą. Taip, ką dar? Prisisegti atšvaitą tinkamoje pusėje. Gerai, o gal dar kokį žibintuvėlį reikia turėti? Nemanau, gal kad nebent eini labai tamsiai, gal kokį neapšviestą kelią, gal tik tada. Populiariausia priemonė – atšvaitas. Atšvaitą reikėtų prisisegti dešinėje pusėje, arčiau kelio. Taip, kad matytų jūs atvažiuojantis automobilis tiek iš priekio, tiek iš galo. Tėveliai, atkreipkite dėmesį, ar jūsų vaikų drabužiai yra gan ryškus. Taip vairuotojas jos iš karto pamatys. Taip pat pasižiūrėkite, gal yra drabužiuose arba avalynėje įsiūti specialūs atšvaitai. Prieš pirkdami kuprinę patikrinkite, ar tenais yra DIN kokybės sertifikatas, kuris atitinka visus saugumo reikalavimus. Laikykimės šių saugaus eismo taisyklių ir kelias mums visiems bus daug saugesnis.